Sveiki! Norėdami patalpinti skelbimą Nakvok LT svetainėje, pirmiausia turite registruotis. Įveskite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, bei slaptažodį. Pažymėkite, jog sutinkate gauti naujienas. Spausdami registruotis, patvirtinate, kad sutinkate su portalo taisyklėmis ir sąlygomis, kurias rasite atidarę šią nuorodą. Spauskite registruotis. Patalpinkite savo vietą. Pasirinkite vietą, tipą, žmonių skaičių ir įveskite pavadinimą. Dar kartą pažymėkite, jog sutinkate gauti naujienas ir kad susipažinote su sąlygomis. Spauskite tęsti. Skiltyje vietos aprašymas įveskite kambarių skaičių, tualetų ir vonių skaičių, minimalų nakvynių skaičių, atvykimo ir išvykimo laiką, bei pažymėkite patogumus. Įveskite aprašymą. Taip pat galite įvesti taisykles bei informaciją atvykstantiems. Spauskite išsaugoti. Skiltyje kontaktinė informacija. Įveskite adresą, ir telefono numerį. Taip pat galite įvesti pašto kodą, Google koordinates, kurias sužinosite paspaudę šią nuorodą, antrą telefono numerį bei įmonės pavadinimą. Spauskite išsaugoti. Skiltyje nuotraukos įkelkite nuotraukas. Spauskite įkelti nuotraukas. Pažymėkite norimas nuotraukas. Jas vietomis apkeisti galite pažymėję pele. Atkreipkite dėmesį į reikalavimus nuotraukoms. Spauskite išsaugoti. Skiltyje užimtumo kalendorius ir kainos įveskite kainas. Galite pasirinkti bendrą kainą arba kainą žmogui. Taip pat galite įvesti savaitgalio kainą ar papildomą kainą. Spauskite išsaugoti. Paspaudę ant norimos dienos galite įvesti specialią kainą bei sezono kainą. Skiltyje atsiskaitymo informacija pasirinkite, kokiu būdu klientas turi atsiskaityti. Dalinis apmokėjimas arba visos sumos apmokėjimas. Spauskite išsaugoti. Suvedę visą reikalingą informaciją, aktyvuokite skelbimą. Savo skelbimą matysite skiltyje Mano apgyvendinimo vietos. Jį galėsite padaryti neaktyvų ar ištrinti. Taip pat galite redaguoti bei peržiūrėti. Ačiū, kad naudojatės Nakvok LT paslaugomis.